Laidoje susitiksime su jaunu talentingu dailininku dizaineriumi Radijonu Petrovu, kuris ne tik tapo itin realistiškus vaizdus, bet kadaise pradėjęs nuo grafiti, šiandien kuria rimtus dizaino darbus, o visai netrukus parodų rūmuose bus atidaryta personalinė jo tapybos darbų paroda. Papasakosime apie didįjį Klaipėdos gaisrą ir jo pasekmes, supažindinsime su po šio miestą nusiaubusio gaisro atsiradusią gaisrinę. Sveiki! Artimiausią pusvalandį kviečiu praleisti su Klaipėdos kultūrai ir istorijai skirta laida Kultūra Plius. Radijonas Petrovas jaunas klaipėdietis, kuriantis tokius tikroviškus tapybos darbus, kad iš pirmo žvilgsnio gali pamanyti, jog tai fotografija. Piešti pradėjęs dar vaikystėje, paauglystėje susidomėjęs grafiti, jis baigė dizaino studijas, o visai netrukus Klaipėdoje bus atidaryta pirmoji jo personalinė tapybos darbų paroda. Kviečiu susitikti su dailininku dizaineriu Radijonu Petrovu. Radijono Petrovo vaikystė ir paauglystė prabėgo Klaipėdoje. Dar darželyje auklėtojas pastebėjo mažo berniuko talentą gražiai piešti ir negailėjo pagirų vaikui, kuriam tai buvo labai svarbu. Tai sustiprino berniuko norą nepaleisti teptuko iš rankų ir jau kiek paaugėjęs jis pradėjo ruoštis būsimoms studijoms. Keletą metų lankė dailės studiją Guboje. Labai gerai suprasdavau, kad jeigu aš norėsiu toliau tapyti, paišyti, ar mano darbas bus susijęs su ta veikla, aš turėsiu išmokti akademinį piešimą labai gerai. Turėsiu išmokti perduoti formas ir jeigu noriu būti profesionalu, tai reikia nuo A iki Z praeiti visą tą kelią. Gavęs stiprius pagrindus, jaunuolis nusprendė tolimesnį savo gyvenimą susijęti su kūryba ir įstojo į Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualiojo dizaino katedrą, kur įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Žinoma, prieš akademinės studijas dar buvo ir kita kiemo mokykla, kurioje Radijonas kartu su draugais ant pastatų sienų ar kitų tam tinkamų plotų piešė grafiti. Palyginti tai, ko vėliau teks mokyti studijų metais, grafiti buvo greito darbo ant didelio ploto rezultatas, o tapyba priminė juvelyro darbą. Mes pradėjom kaip chuliganai ir visą gyvenimą į grafitininkų žiūrės kaip į chuliganus, nes tarp jų yra ir tie, kas legaliai kažką, sakykime taip banaliai, gražų grafitį paišo, ir yra tie, kas paišo nelegaliai. Tai grafitį visą laiką dalinasi ir dalinsis į dvi dalis. Tai jūs pradės kaip chuliganas, paskui... Paskui kažkaip atsibodo ir norėjosi taip dieną ant saulutės papaišyti, tai pradėjom ieškoti būdų, kaip galima būtų tai padaryti ir sužinom, kad galima gauti leidimą iš savivaldybės, galima gauti leidimą iš miesto gyventojų, iš namų gyventojų ir piešti dieną legaliai. Jaunuoliai gavę reikiamus leidimus savo grafiti kūriniais papuošė ne vieną gyvenamojo rajono sieną. Priemonėms pinigų gaudavo iš tėvų arba užsidirbdavo patys. Tokių jaunų žmonių, kuriuos vienijo meilė grafiti, aplink Radijoną atsirado ne vienas. Tūsinom naujuose rajonuose, tai, sakykime, tenai buvo daug skirtingų komandų. Mano ir mano draugo komanda vadinasi tada DRC. Buvo dar kitokių komandų, Skandal, VAM, Kriu ir taip toliau. Tai mes vieni kitus pažįstam labai gerai ir vienu momentu tiesiog iš kažko atėjo pasiūlymas susijungti į vieną komandą ir turėti komandą 15 žmonių. Tai buvo tikrai labai taip įdomu, kad tu žinai, kad tavo komandų tu nesi nei vienas, nei du, 15 ir esi jėga. Tai, sakykime, paaugliam tai buvo labai smagu. Jaunuolių grupė pasivadinusi TB2 vardu dalyvaudavo įvairiuose konkursuose, čempionatuose, europinėme konkurse yra pasiekę gana aukštų įvertinimų. Buvo užėmę net antrąją vietą. Galiausiai 2000 metais jie patys nusprendė surinkti grafiti čempionatą Klaipėdoje, kuris sulaukė nemažą pasisekimo. Organizatoriai iš 50 konkurse panorusių dalyvauti komandų išrinko tik 20, iš kurių anot Radijono buvo tikrai labai gerus darbus sukūrusių dalyvių. Pagal žmonių reakciją, tai dažniausiai žmonės reagavo labai teigiamai, nes jie matė, kad tai yra, sakykime, ganėtinai iliustratyvus menas, kuris kažką tai pasako ir jį įdomu žiūrėti, jis yra absoliučiai naujoviškas.
jisai kitoks negu, sakykime, paprasta iliustracija arba freska. Dar vienas sritis, kurią Radionas priskiria grafiti, yra aerografija. Tai piešimas specialių įrenginių, kuris dažus gali purkšti labai plona srovele, ką gana sunku padaryti naudojant dažų balionėlius. Mes pradėjom suprasti, kad pas tas balionėlis jisai neduoda jums galimybės kažką išpiešti labai kruopščiai ir preciziškai. Tai sužinojom, kad yra toks įrankis aerografas, su kuriuo galima dirbti kaip juvelyrui. Radiono darbai puošia ne vieno uostamiesčio baro ar kavinės interjerą, ne vienas džiaugiasi ir privačias erdves puošiančiais piešiniais. Be to, naudojant tą patį aerografijos metodą, Radionas yra papuošęs daugiau nei 10 automobilių. Žinoma, su vienu iš jų važinėja ir pats. Jis juokauja, kad prie važinėjančių savo kūrinių jau priprato. Nors tikruoju menu ir kūryba Radionas to nelaiko, tačiau visko, ko jis imasi, jam yra įdomu. Pirmiausia, projektas turi patikti jam pačiam, o kūrybos jame tiek, kiek leidžia galimybės. Priklauso nuo to, ar užsakovas turi savo viziją, ar prašo jo kaip kūrėjo pagalbos. Kūryba gal prasideda ten, kur jūs darote, įgyvendinate būtent savo idėją ir jūs ją niekur neparduodate. Tai čia ten jau prasideda labiau kūryba. O kai iš jūsų kažkas tai kažką užsako, tai čia jau, sakykime, yra tas kūrybinis procesas, bet jisai komercinį užsakymą nepavadinsi gal menu, nes jisai duoda kažkokį tai atsakymą, atlieka kažkokią tai funkciją. Yra asmeninė kūryba ir yra darbas. Tai yra automatiškai skirtingi dalykai. Darbas su dizainu, darbas su interjeru, tai yra, sakykime, tokia kaip funkcijos atlikimas, nežinau. O asmeninė kūryba tai yra visiškai kitoks kosmosas. Šiandien Radionas verčiasi iš įgytos specialybės. Daugiausia kuria grafinio dizaino darbus. Per mėnesį jam tenka sukurti po kelis firminius ženklus ar kitokius dizaino projektus, tačiau laisvų laikų, vakarais ar savaitgaliais jam patinka tapyti, kurti. Tai jis ir laiko tikrąją kūrybą, kuri nėra komercinė. Jis sutinka, kad galima parduoti dailininko darbus, tačiau tai turi daryti ne jis pats, o galerijos ar vadybininkai. Dailininkui turi rūpėti tik kūryba. Idėjos gimsta bet kuriuo metu, važiuojant į darbą ir stebėti aplinką, bendraujant. Net menkiausia pastebėta detalė, tokia kaip kelkraštyje sukrauti juodi šiukšlių maišai, gali virsti paveikslu. Jo darbai hiperrealistiški, dažnai primena fotografijas. Aš pats gal nelabai suprantu. Tiesiog man visą laiką patikdavo, sakykime, tapyba, į kurią galima būtų pasižiūrėti, kuri pritrauktų gal tavo dėmesį, nes nelabai mažai tapybos, kuriuos aš mėgstu, jinai tikrai pritraukia dėmesį. Jinai įdomi, jinai, sakykime, turi daug išraiškos. Radionas sako, kad tam reikia daug darbo bei atsidavimo ir pavyksta įgyvendinti sumanytą idėją. Nors pirmieji Radiono tapybos darbai parodose pasirodė jau prieš 10 metų, tačiau jis pats sako, kad jo kaip dailininko kelias tik prasideda. Be to, pavasarį vykusioje bienalėje jaunieji Europos kūrėjai, Radionas buvo vienintelis Klaipėdos dailininkas, kurio paveikslai buvo greta kitų 79 menininkų iš 10 Europos šalių. Jis reikia domėtis, ypač šiuolaikiniu menu, jisai kai kuriem gal kartais keistas, bet aš kaip žmogus, kuris domiuosi, tai tikrai galiu pasakyti, kad šiuolaikinis menas yra labai įdomus. Jis reikia jo domėtis. Nes gal žmonės labiau mėgsta moralinio serviso ir eiti į tas vietas, kur nereikia galvoti ir tiesiog grožėtis kažkom, tai o menas ir parodas tai yra ta vieta, kur reikia kartais tiesiog pagalvoti, kodėl menas šiuolaikinis yra toks. Ne taip, kad galvoti, ką norėjo pasakyti dailininkas, bet bandyti atspėti, kas ten yra šitam darbe. Šiandien dailininkas grafiti nebekuria, tik kartais rankas dirbtuvėse paima balionėlį, kad nepamirštų, kaip reikia jo purkšti. O artimiausiose planuose labai greitai jau gegužės 18 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose vyksianti pirmoji personalinė paroda Rebranding. Dabar Baltikum televizijos eteryje trumpa reklama, po kurios papasakosime apie didįjį Klaipėdos gaisrą ir uostamiesčio gaisrinę.
Nors nuo Klaipėdos įkūrimo laikų uostamiestyje siautė ne vienas gaisras, tačiau šiandien laidoje pasakojame apie XIX amžiaus antroje pusėje Klaipėdoje siautusį didįjį gaisrą. Taip pat papasakosime ir apie pirmąją profesionalią gaisrinę Klaipėdoje. Mažoje Lietuvoje gaisrai, kaip ir kitur, dažniausiai kildavo nuo laužų, nevalytų kaminų, netvarkingos statybos ir įrangos, džiovyklų, pirčių, rūkyklų, žaibų ir padegimų. Vykstant nuolatinėms kovoms dėl pajūrio, gaisrai buvo stichiniai ir gynybiniai. Nors Klaipėdos istorijoje yra iš tikrųjų ne vienas gaisras, kuris nušlavė miestą visiškai nuo žemės paviršiaus, tai yra 1540 metų gaisras. Švedų antpuolio metu 1678, Rusijos kariuomenės puolimo metu 1757 metai, kuomet iš tikrųjų senamiestis nukenčia ir jis vėl atstatomas iš naujo yra. Ordino valdymo metais ne tik nebuvo rūpinamasi priešgaisrinė apsauga, bet priešingai reikalauta statyti tik medinius namus, kad priartėjus priešų kariuomenę neįsitvirtintų mieste, mat medinius namus buvo galima lengvai sugriauti. 16 amžiuje statomose namuose turėjo būti įrengta ugniasienė, o 17 amžiuje reikalavimai buvo griežtinami. Galinčios sukelti gaisrą rūkyklos, džiovyklos, pirtis, atsižvelgiant pagal čia vyravusias vėjo kryptis, buvo statomos į rytus nuo senamiesčio. Uždrausta rūkyti gatvėse ir laivuose. Žmonės turėjo prižiūrėti dūmtraukius, 7 kartus per metus valyti kaminus. Pašarų miestiečiams tvartuose buvo leidžiama laikyti tik vienai parai. 18 amžiuje Klaipėdos rotušėje jau buvo siurblių namas, vėliau buvo pastatyti dar 2 pastatai, kuriuose buvo sandėliuojamos gaisrų gesinimo priemonės. Tai buvo gana dažnas reiškinys, bet toks, kad, sakytum, būtų sunaikintas pusė miesto. Tai jau retesnis atvejas, bet čia išskirtinės aplinkybės, kad 1854 metai, tai yra Krymo karo metai, Klaipėda tampa pagrindiniu uostu, per kurį išgabenamos prekės į Rusiją, eksportuojamos. Tai Klaipėda yra visa užkimšta įvairiomis prekėmis, sandėliuojamos ir ypatingai daug tokių degių prekių, tai yra kanapių pluoštas, lajos ir visa kita. Tai yra XIX amžiaus vidurys, jau yra spauda, jau yra plačiai žinoma, plačiai aprašyta, atsiminimai dar eina iš kartos į kartą, tai dėl to jis ir tampa didžiuoju, taip. Sakykime, mes galime jį vadinti sąlyginai didžiuoju. 1854 m. spalio 4 d. dabartinėje uosto teritorijoje stovėjusiame naujame pirklio mutrei sandėlyje, prikrūtame kanapių ir lajaus, apie 18 val. Vakaro tvyrant rūkui ir pučiant stipriam vėjui kilo gaisras. Įvairiai šnekama, kaip tai buvo. Kažkas ėjo, kažkas rūkė ar kažkas tai tokio. Kilo tarsi atsitiktinai nuo kažkokios tai žiežirbos. Buvo ir visokių kalbų, kad ir kažkokia tai jau konkurentai kenkė. Visada kyla tokių įvairių šnekų, bet užsidega tos sandėlys ir iš tikrųjų sausio, tai yra spalio 4 diena, vakaras ir šiaurės vakarų vėjas, labai stiprus šiaurės vakarų vėjas, kuris labai greitai tą ugnį permetė į aplinkinius pastatus, o tuo metu Bitės, buvusi bitė, priemiestis, dar ne miesto dalis, buvo užstatyta mediniais namais ir šiaudiniais stogais. Tuo metu visi gyventojai privalėjo turėti gaisrų gesinimo priemonės, kibirus, kablius ir kilus gaisrui nedelsiant vykti jo gesinti. Laikantis arklius privalėjo pasikinkę juos vežimus, kuo skubiau atvykti gaisro vietą. Net buvo įsteigta premija tam, kuris pirmas atvyks su arkliu ir vežimu. Ugnis iš liepsnojančio mutrei sandėlio plito labai greitai. Po 4 valandos atvyko pirmieji gaisrininkai. Tai galbūt ir truputėlį vėliau, kol susiruošė, kol visi atbėgo, kol pakinkė arklius, kol atsivežė siurblius ir cisternas. Tai praktiškai, kadangi iš tikrųjų tas sandėlis buvo perkrautas degiomis medžiagomis, jo nebuvo įmanoma sustabdyti. Gaisras persimetė į kitą upės pusę ir plito niokodamas gyvenamuosius namus, bažnyčias, mokyklas, laivus. Žmonėms pavyko išsaugoti miesto rotušę, o gesinant gaisrą imtasi drastiškų priemonių. Pasitelkus artileriją iš Klaipėdos pilies susprogdinti keliai pastatai senamiestyje, taip užtveriant ugniai kelią. Danijoje esančius laivus pavyko išgelbėti, paskandinus keletą plokščiadugnių burlaivių. To gaisro pasekmės buvo didelės, iš tikrųjų nudegė 70
24 sklypai Vitėje, apie 256 gyvenamieji namai senamiestyje. Mieste nudegė 5 mokyklos, bažnyčios, teismo pastatas ir teatro pastatas. Iš viso gaisro metu, kuris nustojo siautėti spalio 6 dieną, sudegė 256 gyvenamieji namai, 83 sandėliai, 133 tvartai, 49 daržinės ir pašiūrės, 3 bažnyčios, 5 mokyklos, 516 šeimų, tai yra 2784 asmenys liko be pastogės. Vėliau iš paaukotų lėšų miestas Vitėje jiems pastatė prieglaudą. Išvakarėse teatro direktorius buvo paskelbęs vietinėje spaudoje apie ateinančių metų sezoną ir jis turėjo po savaitės maždaug prasidėti ir jis turėjo prasidėti spektakliu Nežaiskite su ugnimi. Bet, žodžiu, teatrui tai buvo iš tikrųjų dideli nuostoliai, nes teatro direktorius buvo sukaupęs tais laikais milžinišką 640 tomų biblioteką, sutiekė dekoracijos, sutiekė kostiumai, taip toliau, kad, žodžiu, sutiekė kaip ir miesto archyvas ar sunaikintos bažnyčios, kuriuose buvo sukaupta iš tikrųjų iš kartos į kartą daug relikvijų ir brangių indų bažnytinių. Atsirado ir tokių, kurie nepanorė prisidėti prie gaisro gesinimo, šeimininkavo apgriautose sandėliuose, parduotuvėse ir rūsiuose. Jie girtuokliavo ir vogė, gatvėse buvo pilna girtų, degtinė vietomis tekėjo nutekamaisiais grioviais. Buvo aptikta keletą žuvusių žmonių jau gaisravietėje, bet kaip sakoma, kad tai buvo galbūt vienas išgėręs, kažkur užmigęs, nespėjęs išbėgti pakankamai. Žmonės buvo atsargus ir šiaip vykdavo apmokymai. Buvo įkurta ta 1818 metais priešgaisrinė kolegija, kurią sudarė miesto magistrato nariai. Ir ta savanoriškoje priešgaisrinės apsaugos komanda, kuriai priklausė apie 70 žmonių, vykdavo ir apmokymai. Ir tie gaisrai iš tikrųjų neretas buvo, tokie lokalūs, nedideli gaisrai, kad žmonės iš tikrųjų žinojo, kaip reikia elgtis. Kai kurie žmonės pasikinkė arklius ir dar tą pačią gaisro naktį rastus daiktus išvežė į kaimą arba per sieną. Paskui vietinės policijos pajėgos tiek mieste, tiek krašte, kiek įmanoma bandė išgaudyti ir pavyko pagauti ne vieną, kuris ten ar ten drobės rėtimus, ar audinių išsigabenę, ar brangių daiktų, ar indų, ar taip toliau. Po didžiojo gaisro magistratas susirūpino miesto priešgaisrinę apsaugą. Nutarta statyti specialų gaisrinės pastatą ir steigti profesionalią komandą. Jos išlaikymas yra pakankamai daug lėšų reikalaujantis, o miesto biudžetas buvo pakankamai dar nedidelis ir tų mokesčių mokėtojų nebuvo tiek daug ir tai didelė našta, sakykime, taip yra išlaikymui. Tai po šito gaisro, didžiulio gaisro, iš tikrųjų ir prekyba mieste vyko, tos prekių srautai nenustojo ir gaisro ištikus. Ir visi pamatė, kad iš tikrųjų tokia technika, tokiam pajėgom, tokiais atvejais yra sudėtinga. Todėl pirmiausia buvo kreiptasi į Berlyną. Buvo pasirūpinta gauti miestui gaisrininko etatą. 1855 metais šalia rotušės pradėtas statyti gaisrinės pastatų kompleksas, kurį sudarė 2 aukštų sargybos pastatas su stebėjimo bokštu. Jame buvo laikrodis sujungtas su varpu, kuris prireikus skelbdavo aliarmą. Šalia stovėjo vienaaukštis siurblių ir vežimų korpusas, arklidės, lentomis apkaltas bokštas gaisrininkų pratyboms. 1856 m. gegužės 4 d. profesionali Klaipėdos gaisrinė oficialiai pradėjo savo veiklą. Taip susiformavo toks kvartalėlis - rotušė, gaisrinė ir šalia rotušės policijos valdyba, o vėliau jau perplanavus sudegusi Vitės rajoną atsirado kalėjimas, tai visos tos oficialios įstaigos koncentravosi vienoje vietoje ir dar šalia visiškai buvo prie Biržos tilto Pirklių korporacijos pastatas. Visas miesto administracinis centras buvo vienoje vietoje,
o gaisrinės bokštas atstojo rotušėms būdingą bokštą su laikrodžiu. Bokštas suprojektuotas pagal istorizmo stilių, priminė viduramžių pilių kuorus. Ši Klaipėdos gaisrinė po Berlyno buvo antroji Prūsijoje turėjusi profesionalią gaisrininkų komandą. Buvo suplanuota statyti naują viešbutį, sutvarkyti dabartinę atgimimo aikštę su Lenino paminklu ir daugeliui tuo metu architektų pasirodė, kad šis pastatas yra jis trukdo tiesiog, jis yra nereikšmingas, jis nėra įdomus, nors jau buvo 81 metai ir miesto visuomenė iš tikrųjų dėjo pastangas ir miesto architektai rašė peticijas, kad išsaugoti tą pastatą, kadangi iš tikrųjų tas pastatas buvo žemybė, jau klaipėdiečiai galėjo pasididžiuoti. Štai mes esame, šiaip rytų Prūsijoje, tai pirmas pastatas ir Karaliaučių aplenkime, Karaliaučių tik tai po 4 metų profesionali gaisrinė įsikūrė. Tai miesto pasididžiavimas buvo. 20 amžiaus 70-metyje centrinė sukarinta priešgaisrinė dalis persikėlė į naujas patalpas Trilapio gatvėje. Vėliau užbaigus statybą Šilutės plente buvo įkurta dabartinė antroji komanda. O senasis gaisrinės pastatas buvo nugriautas 1981 metais, statant Klaipėdos viešbutį. Didysis gaisras nesustabdė miesto augimo. Klaipėda atsistatė, pasikeitė ir pagražėjo. Netrukus Baltikum televizijos eteryje pamatysite įdomiausius šios savaitės uostamiesčio renginius. Dėmesio į ekraną. Šiemet, kaip ir kasmet, Klaipėdos vokiečių bendrija organizuoja Vokiečių kultūros dienas, kurios skiriamos miesto jubiliejui. Gegužės 4 dieną Simono Dacho namuose vyko Vokiečių kultūros dienų atidarymas. Gegužės 5 dieną Vytauto didžiojo gimnazijoje jau 18 kartą vyko vienas iš šių dienų renginių – Pabaltijo vokiečių bendrijų dainų šventė, kurioje dalyvavo 14 kolektyvų iš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Visą mėnesį truksiančiame renginių maratone yra suplanuota daugybė Vokiečių dienų renginių, kurie vyks net iki birželio 7 dienos. Bus rengiamos kūrybinės dirbtuvės, vyks koncertai, parodų atidarymai, bus demonstruojami filmai. Gegužės 4 dieną Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekoje vyko dailininko Alfonso Lekavičiaus parodos Nulaužtas kodas pristatymas. Parodoje deklaruojami vaizdiniai pranešimai, niveliuojant kontrastus ir linijas, perteikia dualistinį žmogaus santykį su aplinka. Šiame santykyje asmeninė būtis nuolat susiduria su minčių, troškimų, įvykių, sarkazmo ir įtampos srautais. Šios analogiškos pajautos kuria atvirus kodus. Gegužės 22-26 dienomis Klaipėdoje rengiamas pirmasis kūrybinių industrijų festivalis Ikra savaitė. Uostamiesčio pajėgos adaptuoja užsienyje populiarią kūrybiškumo renginių tradiciją vietos realijoms bei aktualijoms. Gausybė renginių vyks įvairiose Klaipėdos miesto erdvėse. Apie juos plačiau kitose mūsų laidose. Į praėjusios laidos klausimą, kaip sovietmečiu buvo vadintos merginos ar moteris dirbančios prostitutėmis, teisingai atsakė mūsų laidos žiūrovė Kristina Apulskytė. Ji teisingai pastebėjo, kad jos vadintos 16-ąją diviziją. Už teisingą atsakymą mes jį norime padovanoti 2 kvietimus apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje, gegužės 16 dieną vyksiančiame koncerte Šokančios dainos. Šios savaitės klausimas skamba taip. Kur buvo pastatyta pirmoji profesionali gaisrinė Klaipėdoje? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu kristina@kulturaplius.lt. Kitą savaitę iš teisingai atsakiusių mes išrinksime vieną laimingąjį, kuriam padovanosime kvietimus 2 apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje gegužės 24 dieną, kur vyks koncertas džiazo miniatiūros. Pusvalandis su laida Kultūra Plius jau baigėsi. Susitiksime lygiai už savaitės tuo pačiu metu Baltikum televizijos eteryje. Su jumis buvo laida Kultūra Plius. Iki pasimatymo.